Taip, paskutiniai. Tai, mielos moterys, jeigu daugiau klausimų neturite ir jeigu neturite klausimų ir daugiau nieko nenorite pasakyti, tai aš tada pakviesiu jūs, aš dar žinot, ką dar turiu tokį vieną klausimą, kad neįsiblaškytumėm. Aš paleisiu meditacijos muziką ir paleisiu ir pasižiūrėsim, ar jūs mano balsą per muziką girdit, ar nėra per garsu, nes jeigu bus per garsu, paskui irgi labai erzins meditacijos metu. Tai prasitestuojant prieš gulant. Turėtumėt pradėti girdėti muziką. Girdit muziką? Kaip mano balsas patvirtinti, gal muziką reikėtų truputėlį patvirtinti. Turi būti balansas muzika balsam. Kaip dabar balansas muzikos ir mano balsą. Ar geriau, ar dar man pamažinti? Muzika gerai girdis, bet balsas. Okay. Kaip dabar? Ar girdisi, ar dar koreguojam? Ar dar? Puikiai. Puikiai? Gerai. Kaip sakau, stovyklų metu sotus svečias, laimingas svečias, taip internetu yra suderinta technika, labai svarbi negu pamaitinti žmogų, tai kad nieks neerzintų. Nuliuks. Tai gerai, mūsų praktika užtruks iki maždaug kokias 25 minutės. Praktiką užbaigsime dėkingumo mini praktiką ir trumpų pasidalinimų. Tai jeigu muzika tvarkoj ir galėsime pradėti. Šitą nebepriminėsiu. Tai mielos moterys, vyrų, kaip suprantu, nebeprisijungia, nors ir registravosi, tai aš tada pakviesiu jos, gali tada, kurios įsijungusios kamerą, aišku, galite ir palikti, nesimatys nieko, telefonus. Svarbus momentas labai telefonį išsijungti garsą ir vibraciją, kad jūsų neblaškytų žinutės. Aš kažkaip tikiu, kad pusę valandos galite sau leisti pabūti be papildomų trukdžių, tiesiog susikoncentravusios į save. Tai pasidėti galite techniką, pasidėti telefonus, pasidėti kompiuterius. Jeigu mano balsas ir muzika gerai, tai mes neužilgo ir pradėsim. Ir kviečiu tuomet atsisėsti ant savo kilimėlių, tai praktika vyksta ant jogos kilimėlių. Jeigu jogos kilimėlio neturi, tada ant pleduko, bet geriausia ant žemės. Teoriškai galite ir lovoje daryti, bet lovoje išsijungs iš karto jums programa, miego programa, kadangi jau pakankamai vėlų, tai galite užmigti. Mūsų vakaro praktikos nėra skirtos pamiegoti, mūsų vakaro praktikos yra skirtos įeiti į savo vidų. Ir viskas, ką jums reikia žinoti, tiesiog sekti mano žodžius ir realiai nieko jums nereikės daryti. Tik tai pačioje pradžioje. Tai atsigulkite į taip vadinamą šavasanos pozą, asana, jogos asana, šavasana, tai yra numirėlio poza. Tai reiškia, kai mes visą laiką gulėsime nejudant ant nugaros, kojos bus lengvai pražergtos, delnai žiūrės į viršų šonuose,
svarbiausia gerai užsikloti ir pasižiūrėkit, kad niekas prie jūsų kūno nesiliestų, kad nebūtų kažkokių daiktų, kurie prilipę prie jūsų. Ir taip, gerai. Užsiklosim, bet dar prieš įsitaisant atsigulti, mes truputėlį padarysim kelis prasitempimo pratimus. Gerai, jeigu sėdit arba jeigu gulit, galite daryti tą patį. Tiesiog rankas ir kojas pratempkit, taip kaip gaunasi, kad truputėlį tą savo fizinį kūną grįžti. Jeigu dar negulit ir nesėdit, galite šiek tiek pašokinėti ir papurtyti save. Tiesiog, kad nors kažkoks fizinis kontaktas būtų, tada bus jums lengviau susikaupti ir grįžti vidiniu žvilgsniu į save, į savo fizinį kūną. Ir aš visą laiką sakau, kad mes visą laiką norime meditacijos metu kažkur išskristi, kažkur toli nuo kažko pabėgti, bet esmė tai yra grįžti. Ir grįžti mes pirmiausia turim į savo fizinį kūną, į savo sielos namus, į šitą savo kūną, kurį mes ir turim. Tai čia yra visa mūsų pradžia ir čia yra mūsų visa pabaiga, o viskas, kas manifestuojasi išorėje, tai tik tai yra mano vidinės būsenos, mano santykio su savimi rezultatas. Tai pirmas žingsnis ir ką mes darysim viso mėnesio praktikų metu, tai mes pirmiausia tai grįžtam į savo fizinį kūną, kad aš jį pradėčiau jaustis. Ir kartais užtenka išsikratyti, išsišokinėti, išsipurtyti arba truputėlį prasitempti ir to užtenka. Ir aišku, reikalingas fizinis krūvis. Idealu kiekvieną dieną bent valandą kažką fiziškai dėl savęs padaryti, vaikščioti, ypač jeigu sėdimant darbą dirbant. Tai jeigu gulite, tai tiesiog ražykitės visą šitą laiką, kol aš kalbu, ražykitės, tempkite save į vieną šoną, į kitą. Jeigu sėdit, irgi galite apsukti save aplink savo stuburo ašį, taip į vieną pusę, į kitą, duoti savo šiek tiek lengvumo ar ne savo kūne, kad kūnas nebūtų kietas, nebūtų sustabarėjęs. Mes esam kieti savo gyvenimuose, savo karjerose, savo išoriniam pasaulyje, bet dabar grįžtam į minkštumą tam, kad pajustumėm, atsineštumėm daugiau balanso į savo gyvenimą. Ir jeigu stovit, tai vėlgi galite ir pašokti, ir pasipurtyti, ir pasikratyti. Dar 1 minutę. Ir galite dar, nesvarbu, irgi sėdit, gulit ar stovit, stipriai suspausti visą savo kūną ir taip raumenis įtempti, ar ne įtempiant, bet visą kūną, įskaitant savo veidą iki pat pirštų galiukų, nuo viršaus iki apačios arba nuo apačios iki viršaus ir įtempiam ir savo visus raumenis palaikom šiek tiek ir paleidžiam, atpalaiduojam. Ir tos, kurios gulit, gali tęsti, tos, kurios sėdi arba stovi, gali atsigulti ir padaryti tą patį. Kai atsigulsit, tiesiog pirmiausia įtempiam visą savo fizinį kūną, palaikom ir paleidžiam, atpalaiduojam. Ir dar kartelį įtempiam visą savo fizinį kūną, paleidžiam. Ir veidas įsitempia, kakta. Mes darom tokį pratimą, kur suveikia priešingai. Ir ne, kai mes stipriai įtempiam, tada paleidžiam, mūsų kūnas dar labiau atsipalaiduoja. Jau visos gulite, dar vieną irgi pratimuką padarysim savo kelius. Pritraukite gulint ant nugaros savo prie krūtinės ir apkabinkite savo kelius savo rankom. Kaip tiesiog keliai prie krūtinės, aš sėdžiu, mane mato, tai tiesiog apkabinu ir galite į šonų šiek tiek pasijudinti į šoniukus, apkabinus savo kojas, tai mes šiek tiek paruošime ilgesniam gulėjimui savo stuburą ir tai pasirolinam į šoniukus. Kas dabar prisijungia, tai tiesiog jau atsigulkite, jau apsikalbėjom, apsitarėm viską, jau dabar keliausim į pačią praktiką. Ir gerai, ir
ir galite iš lėto baigti ir dar vieną pratimą padarysim, stipriai ištempiam save per visą ilgį, rankas į viršų pakeliam, irgi padedam ant žemės ir ištempiam nuo pirštų galiukus iki pat pirštų, iki kojų pirštų, išsitempiam, palaikom save ir galim grįžti į šavasaną, kai kojos lengvai pražergtos, nesiliečia viena su kita, rankos šonuose, delnai žiūri į viršų ir užsiplokit. Tiesiog raskite tokią poziciją, kurioje galėtumėte išbūti ateinančias 20 minučių. Ir kai įsitaisysite, tiesiog pradėkite stebėti savo kvėpavimą, savo įkvėpimą, iškvėpimą. Pastebėkite, kaip įsipučia jūsų pilvas ir išsileidžia lyg balionas. Kviečiu pagalvoti apie savo šio vakaro intenciją, kodėl prisijungėte šį vakarą, kokia priežastis. Kviečiu dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti, pastebėti, kaip išsipučia ir išsileidžia jūsų pilvas. Kviečiu dar kartelį pagalvoti dar kartelį priartėti šiek tiek prie savęs, žengti žingsnį arčiau savęs ir pagalvoti, kokia yra priežastis, dėl ko šį vakarą prisijungiau, kokia yra tikresnė priežastis, gilesnė priežastis, nepaviršutiniška priežastis. Ir dar kartelį kviečiu įkvėpti, iškvėpti. Pastebėkit, kaip per įkvėpimą ir iškvėpimą atsipalaiduoja jūsų kūnas vis labiau ir labiau. Ženkite žingsnį dar arčiau savęs. Nusiimkite kaukę. Esate tik su savimi. Šį vakarą esate tik tai su savimi. Kviečiu dar labiau pagalvoti, kokia jūsų šio vakaro intencija. Galbūt tai susiję su meile sau, savęs priėmimu, meile savo kūnui, savo kūno priėmimu. Ar kas tai bebūtų, kviečiu mintimis pakartoti mano žodžius. Aš tikiuosi, aš noriu ir aš leidžiu sau praktikuoti šį vakarą, maksimaliai būnant čia ir dabar ir atverti savo širdį ir sielą savo tikslui ir pakartokite savo intenciją savo mintyse. Įkvėpkit, iškvėpkit. Ir pajuskite, kaip jūsų kūnas dar labiau atsipalaiduoja. Pastebėkite, kaip jūsų kūnas liečiasi prie grindų, prie žemės. Ir atkreipkite dėmesį, kaip šitas pastebėjimas atpalaiduoja jūsų kūną dar. Leiskite vykti viskam, kas vyksta. Niekam nesipriešinkit. Jeigu kils kažkokie vaizdiniai ar prisiminimai, leiskite savo juos tiesiog įeiti. Taip pat nebėkite nuo savo minčių, kurios gali būti, kad įkyriai vysis. Tiesiog leiskite savo jas pamatyti ir galbūt išgirsti kartais ne visai patogią tiesą. O
galbūt kartais kažkokią ypatingą žinutę. Visą dėmesį sutelkite į savo kvėpavimą ir stebėkite, kaip su įkvėpimu pilvas išsipučia ir įsileidžia. Kvėpuojam į pilvo apačią, jeigu pavyksta. Keliausime labai švelniai per savo vidinius pojūčius ir per savo fizinio kūno pamatymą. Mano fizinis kūnas tai yra mano minčių atspindys. Todėl dabar labai lėtai savo vidiniu žvilgsniu, užmerktomis akimis, akys užmerktos visos praktikos metu. Koncentruojam dėmesį tik į savo vidų, ne išorinius dalykus. Keliaujam į savo pėdas. Pirmiausia į kairę pėdą ir vidiniu žvilgsniu nuskanuojam pirštus, čiurną, blauzdą, kelią, šlaunį. Palyginkit savo kairę koją su dešine. Visąlaik lyginamės tik su savimi, nesilyginam su kitais, ne su kaimynu, bet savo kairę koją su dešinė koja arba save toks, koks esu šiandien, su tokiu, koks buvau vakar. Vidiniu žvilgsniu keliaujam į dešinę koją ir atpalaiduojam dešinės kojos pirštus, padą, čiurną, blauzdą. Atpalaiduojam kelią, šlaunį ir visą dešinę koją. Ir pajuskite gilų atsipalaidavimą savo kojose, pajuskite sąmoningą atsipalaidavimą. Toliau vidiniu žvilgsniu keliaujam į savo kairę ranką ir atpalaiduojam visus kairės rankos pirštus. Nuo mažiausio iki nykščio. Atpalaiduojam delną, riešą, dilbį, alkūnę ir žastą, pažastį, visą kairę ranką. Galite savo kairę ranką palyginti su dešinė ranka.
praktikuosi sąmoningą atsipalaidavimą, pirmiausia savo kūno, atpalaiduotam kūne, gyvena atpalaiduotos mintis ir atvira širdis. Ir atpalaiduojam dešinės rankos pirštus, nuo mažiausio iki nykščio po vieną, galit savo vidiniu žvilgsniu pereiti. Atpalaiduojam delną, riešą, dilbį, alkūnę, žastą ir pažastį. Ir atpalaiduotos abidvi rankos, kairė ir dešinė. Toliau savo vidiniu žvilgsniu keliaujame į pilvo apatinę dalį ir pradedam atpalaiduoti nuo lyties organų. Dubenį, pilvo apačią. Sėdmenis, visą klubų zoną. Ir jeigu kažkurioje kūno vietoje, kurią pamini, jaučiate padidėjusią įtampą, į tą kūno vietą galite įkvėpti ir iškvėpti ir giliau atpalaiduoti. Pat atpalaiduojam savo stuburą, keliaujant nuo pat tarpvietės per sėdmenis kylant į viršų. Slankstelis po slankstelio, iš lėto, pereinant per visą stuburą. Atpalaiduojam nugarą, apatinę dalį, viršutinę. Ir labai gerai atpalaiduokite savo pečių juostą ir pečių zoną. Čia yra vieta, kur mes užsidedam savo daug įtampų. Atpalaiduojam gerklę. Krūtinę. Širdies centrą, dvasinę širdį, dar kitaip vadinamą, ir saulės rezginį. Ir visą pečių liniją. Ir kylam aukštyn per kaklą ir leidžiam savo kūnui ilsėtis. Kylam į veidą, atpalaiduojam apatinį žandikaulį, smakrą. Lūpas, liežuvį. Skruostus.
dantis, smilkinius, atpalaiduojam vokus, antakius, vietą tarp antakių, trečią akį, atpalaiduojam kaktą, pakaušį ir netgi atpalaiduojam savo plaukus. Pajuskite, kaip atsipalaidavimo energija keliauja per visą jūsų kūną ir jūsų kūno ribos po truputėlį nyksta. Lyg pavasarį tirpstantis sniegas, o viduje apima ypatingai malonus ir šiltas jausmas. Pajuskite, kaip jūsų ribos išsiplečia ir jūs tampate daugiau negu fizinis kūnas. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja erdvė aplink jūs. Savo mintimis sukurkite saugią erdvę būti, saugią erdvę jausti. Tokią erdvę, kur galite būti autentiška, būti savimi, kurioje nereikia vaidinti. Kurioje esate priimta, tokie kokie esate. Be prievolės keistis. Kviečiu šiandien pasvajoti. Aš noriu prasmingo ir tyro patirti šiais metais. Ką noriu jausti, arba ką noriu įgyvendinti. Noriu išsiugdyti artimiausiam laikotarpiu. Daug drąsos savo svajonėms, daug daugiau meilės sau ir priėmimo savęs, daug daugiau
džiaugsmo, daugiau malonumo savo gyvenime, daugiau šviesos ir meilės. Ir vizualizuokite, lyg visą tai jau turėtumėte. Koks jausmas apima jūs, jeigu jūs tai pasiekite. Ne kažkada, tiesiog netrukus. Leiskite viskam vykti. Įvyksta. Išjausti. Kiekvieną savo kūno centimetrą. Vieną savo mintį, savo vidinę būseną ir energiją. Ir leiskite sau tame dar pabūti, užpildę erdvę savo viduje šviesa. Tiesiog vizualizuokite, kaip šviesa perlieja jūs. Jums gera, jums ramu, saugu, jaučiate ramybę, balansą ir harmoniją. Ir jeigu nesigauna to pajusti, tai tiesiog savęs nesmerkiam, duodam savo laiko, priėmimo.
savo fizinį kūną. Galite pajudinti savo kojų pirštus ir rankų pirštus, šiek tiek pasirąžyti ir galite apsiversti ant kurio nors šono, ant kairio arba dešinio. Ir dar šiek tiek pabūti užmerktomis akimis toje būsenoje. Ir tradiciškai paskaitysiu jums eilėraštį. Gal dar gulite ir kviečiu eilėraštį klausyti ne ausimis, o savo širdimi, savo didelę gražią širdį. Neik ten, palik tą judriausią miesto gatvę. Geriau pabūk čia, pasėdėk tyliai, pasidžiauk. Argi gali būti kažkas labiau jaudinančio, užbundančio širdį, kai savo pirštų galiukais jau beveik lieti, beveik apčiuopi, nusimesk senus rūbus nuo savęs, nusimk papuošalus, sugriauk visas pilis, kurias statei žydinčiose pievose, nuprausk veidą nepaaiškinamu jauduliu kylančiu iš tavo gelmės ir atsisakyk visko, kuo dengi savo natūralumą. Nėra nieko brangesnio pasaulyje už šį susitikimą, mano draugė. Nėra nieko brangesnio. Įkvėpimus ir iškvėpimus. Ir galėsite iš lėto pasiremti savo rankomis ir atsisėsti. Atsisėsti į sėdimą poziciją. Ir uždėti savo delnus ant krūtinės, delną ant delno arba į maldos poziciją, arba taip, kaip jaučiate. Ir pirmiausia, padėkojam sau už tai, kad esam, už tai, kad prisijungiam, už tai, kad kūrėm erdvę kartu. Padėkojam savo tėvams už gyvybę, visiems artimiesiems, visiems vedliams, kuriuos esam sutikę savo dvasinėme kelyje, dvasiniams mokytojams arba guru, jeigu tokį turim. Padėkojam visatai, aukštesnį jėgai, Dievui, aukštesniam aš, kaip be pavadinsit, kokią etiketę tam uždėsit, ir motinai žemei. Ir galite savo mintyse dar kažkam padėkoti specifiškai, jeigu norit. Galite patrinti savo delną į delną, vieną į kitą, trinant pilnai remiantis delnais vienam į kitą, tol kol delnai užkais. Ir galite save stipriai apkabinti. Šiek tiek nusimasažuojam, suaktyvinam šiek tiek savo energiją.
galite pasimasažuoti šiek tiek pėdas. Jeigu dar kažkurios gulite, galite patrinti delną į delną ir pėdą į pėdą. Suaktyvinam save, vėl grįžtam į savo fizinius pojūčius. Jeigu kažkur jaučiate įtampą, galite šiek tiek pasimasažuoti arba pajudinti save. Ir pakviesiu dar įsijungti kamerą, kurios praktikavote šį vakarą kartu, jeigu turite tokią galimybę. Galite įsijungti mikrofoną, šiek tiek trumpai pasidalinti savo patyrimu arba tiesiog parašyti. Mano didelis labai prašymas parašyti, ką šiuo metu jaučiate, ar ne, energetiniai mainai visą laiką turi vykti ir kai mes kažką gaunam, kažką ir duodam. Ir esu be galo dėkinga, šiandien praktika buvo apie pusę valandos. Kaip jums pavyko išbūti tame, galbūt kažkokie suvokimai atėjo, kažkokie išjautimai, tai viskas labai įdomu. Dar kelias minutės, turim laiko. Jeigu kažkas sugalvosite prisijungti į ateinančius sausio mėnesio susitikimus, įmetu nuorodą. Ačiū, Žyginta, tau. Rita, lengvas jausmas, lyg vasarą basą per žydinčią pievą eičiau. Oi, labai gražiai parašė. Buvo stipru, gilu, švirpuliukai keliavo per kūną, vizualizuojant savo svajonę. Kalbant apie svajonę, šiandien ir rytoj labai yra ypatingos dienos, kaip 10 diena po mūsų gimtadienio būna labai galinga mūsų manifestacijose, plus rytoj ateina jaunatis, jaunas mėnulis visada yra susijęs ne su veikimu, o su vidinė transformacija ir su sąmonės plėtimu bei su manifestacijom. Tai manifestacijos visada, ką mokau manifestuoti, mes realiai visą laiką kuriam savo gyvenimą, tik tai mes ne visada pamatom, kad jį kuriam, ar ne? Realiai mūsų mintys, mūsų viduje mintys kuria mūsų realybę išorėje ir nesvarbu, kas vyksta išorėje, tai yra mano vidaus atspindys. Tai kuo švaresnis vidus, tuo ir švaresnė išorė aplink mane. Transformuoju aš savo vidų, transformuojasi mano aplinka. Aš esu gyvas pavyzdys to. Mano kelionė prasidėjo prieš 9 metus, gal net ir truputėlį anksčiau. Ir man besikeičiant keitėsi visi, ir mano mama, ir mano vyras, mano vaikai, mano šeima, mano vyro šeima, visi keliavo per savo vidinę transformaciją. Tai taip, mes realiai svajojam visada, tik tai, kai nesam tam awareness būsenoje, savistaboje, tada mes nematome, kaip mes prisisvajojam ir prisisvajojam labai dažnai tų dalykų, kurių iš tikrųjų savo gyvenime net nenorim. Taip, jaučiuosi rami, pasiėmusi ramybės, ačiū, nežinau vardo. Inga, gana giliai pavyko pamedituoti, dėkoju, aš irgi jaučiau tokį gilų labai vedimą, nes niekada meditacijos pradžioje nevedu pagal jokius skriptus, niekada nežinau, kuo jinai pasibaigs. Žinau tik tai tiek, kad mūsų visos sekančios sausio vakaro praktikos bus skirtingos, bet jos turės tą vieną liniją, kad mes tai darysime visą laiką gulint ir visą laiką keliausim per tą atsipalaidavimo energiją. Eina,
Labai ramu, gera, jauku. Tokią intenciją aš ir turėjau, kad pabūtumėt jaukiai apskritai visas stovyklas, kuriu su ta stovykla, su ta intencija, kad būtų moteriams, visoms moteriams jauku. Aš pajutau norą apkabinti žmonės, atrodo, kad myliu visus, įtampa nuėjo super. Rasa, greitai susitiksim ar ne, tu prisijungsi, kiek pamenu, į stovyklą. Aušra, jaučiu ramybę, super, buvau išskridus, Rasa. Tai palaikymą jaučiu iš aukščiau, tokia lengva būsena ir pilnatvė viduje. Ačiū Simona, ačiū tau labai, Rita. Linkėjimai šeimynai. Gaila, nespėjau sudalyvauti visoje praktikoje, bet esu dėkinga už tai, kiek suspėjau sudalyvauti, jaučiu lengvumą ir didelę galę siekti tikslo. Šitą praktiką aš jums atsiųsiu, įkelsiu į YouTube ir atsiųsiu nuorodą, su ją galėsite praktikuoti savarankiškai. Jinai bus visą laiką prieinama. Kitos sausio mėnesio praktikos irgi, jeigu neturėsit galimybės jungtis ketvirtadieniais arba trečiadieniais, irgi bus įrašai. Jurgita, jaučiu ramybę ir pasitikėjimą, viskas vyks geriausiai, kaip tik man gali vykti. Taip, iš tiesų, visada viskas vyksta taip, kaip mums reikia ir ne visada vyksta taip, kaip mes norim, nes kartais tai, ko norim, prasilenkia su tuo, kokią mes energiją patys nešam savo viduje. Tai labai svarbu siekiant savo svajonių, susilyginti savo vidinę energiją su savo svajonės energija. Jeigu aš esu piktas, nelaimingas, nepatenkintas, visus apkalbu, nežinau, labai kritiškai žiūriu į gyvenimą, bet svajoju apie kažkokią didžiulę besąlyginę meilę, tai turėkite omeny, kad jūsų intencija ir jūsų vidinė būsena labai stipriai pasilenkia, dėl to jūs turite išsivalyti save tam, kad pasiekti tai, ko jūs iš tikrųjų norite. Ir tik tai tada, kada vidinė būsena, vidinė energija susilieja su mano aukštesnė intencija, tada manifestacija vyksta. Tai Vilma pavyko paskraidyti. Gerai, Jurgita, labai ačiū. Simona, buvo gera tave girdėti ir prisiminti, kai meditavau rytais prasidėjus karantinui, prisijungsiu susitikimus. Ačiū labai tau. Buvo nelengva, seniai nemeditavau, už sienos verkė dukrytė, neraminės dantukai dygsta. Tai jo, mūsų tikslas iš tikrųjų išmokti ir turėti praktikos tą daryti nepriklausomai nuo to, kas vyksta išorė, bet taip kaip patirties yra nedaug, tai reikalinga tam tikra pagalba, tai geriau rasti tą laiką ramiai pabūti, be išorinio triukšmo. Ir jeigu jau taip atsitinka, tai tiesiog jausti tą tokį vis tiek dėkingumą už tai, kas vyksta, nes vis tiek pasiimi, net jeigu ir su trukdžiais, arba jeigu užmiegi, tavo pasąmonė irgi pasiima tai, ką turi pasiimti, net jeigu visko negirdėjo. Taip, Kotryna, jutau stiprų nerimą prieš artėjančią kelionę už Atlanto, praktikos metu jutau tarsi kas širdies zonoje kumštį atleistų, atsirado labai stiprus džiaugsmas, praeities nerimas pakeitęs nerimą, atsibudo vidinis vaikas, super, jutau stiprią meilę savo, vizualizavau rausvą šviesą, apimančią visą kambarį. Nepaprastai ačiū Jums, labai gražus atsiliepimas. Nijolė, labai stipriai jaučiau svajonės viziją, dėkui. Ačiū, laikas tiesiog dingo, ramu ir gera. Taip, meditacijų metu laikas turi tą savybę sustoti ir jo pajautimas yra visiškai kitoks negu kai mes esam simpatiniai savo nervų sistemoje, ar ne, ir kai mes kažką veikiam, darom, tai kitaip teka. Taip, Jūratė, meditacijos metu jutau tarsi panardinau galvą į skaidrų vandenį, užliejo šviesa, super, labai gražus išsivalymo manifestacija, matyt, jums reikėjo to išsivalymo. Karolina, praktikos labai norėjosi pradžioje nurimti, meditacijos metu tai ir gavau, nesinorėjo atsimerkti, jaučiausi nurimusi, kūnas labai atsipalaidavo. Jo, vakarinę praktiką paprastai mes, kai darom, tai galima tiesiog likti gulėti, arba jeigu ją darot lovoje, tiesiog užmigti. Kitas momentas gali būti, kad kažkuriuo metu dar energija irgi truputėlį suaktyvės, nes joga nidra ir panašios praktikos, tarkim 1 valandą praktikos atstoja maždaug 4 valandas gilaus miego.
Tai labai tinka irgi tiems, kurie neturi galimybės gerai išsimiegoti arba eina gulti vėlai keliasi anksti. Praktikuojant šiek tiek miego pradeda reikėti mažiau ir atsiranda daugiau energijos. Violeta, buvo gera, ramu ir lengva. Ačiū labai, Violeta. Ina, iki susitikimo stovykloje, super, pasimatysim. Buvo įdomi patirtis, kūnas toks lengvas. Saulėna, ko gero, į Tailandą kartu skrisim, jeigu gerai atgamina. Pirma rimtesnė meditacija mano gyvenime, buvo sunku, bet po kiek laiko labai kūnas atsipalaidavo, lyg ramioje jūroje plūduriuočiau, jokių bangų, esu tik aš savo mamos dėka čia atėjau, ačiū Jums. Wow, super, labai faina, labai smagu, kad kažkas pasikviečia kažką. Ir šiaip gerais dalykais aš visada sakau, kad dalintis reikia ir tais dalykais, kurie veikia, irgi reikia dalintis, nes nereikia visko norėti tik savo, reikia leisti patirti tai ir kitiems, nes tai pasikeisiu ne tik aš, bet ir mano aplinka greičiau transformuosis. Bet kita vertus nereikia versti savo namiškių ar ne per prievartą kažko daryti, nes kartais mes bundam, bet tie žmonės, kurie šalia mūsų, jie vis dar miega ir viskas yra gerai. Tai svarbu nebandyti jų per prievartą atvesdinėti ir atversdinėti ir sakyti, kad čia tau yra reikalinga. Šiaip labai smagu gauti atsiliepimus, nes tada žinau, kokią energiją jūs sukūrėte ir kas yra svarbu užfiksuoti. Taip, Inga, dėkoju, ramu, saugu, pailsėjus jaučiuosi, ramu, Milda. Taip, aš tokią mintį turiu, kad nemokamai vesiu daugiau šiais metais apskritai skirsiu daugiau laiko praktikoms, aš esu nuo Tailando reikalų stipriai atitolus. Esu ten daugiau tik tai kaip veidas ir komunikacija, tai daugiau laiko šiais metais būtent šitiem dalykam ir naujiems projektams turėsiu. Tai ačiū visoms, kas buvot. Ir nežinau, gal dar kažkas norit balsu pasakyti, aš čia taip prikomentavau. Jeigu nenori, tai visoms gero vakaro. Jeigu kažkas turėsit kažkokių specifinių klausimų, kas vyko per meditaciją, ar norėsit kažkuo asmeniškai pasidalinti, galite man parašyti elektroniniu paštu arba per Facebooką žinutę galite parašyti. Pabandysiu pakomentuoti jums asmeniškai. Ir ką, Nijolė, dėkui jums. Kažkas gal įsijungia, ar ne? Netyčia, Indrė. Jaučiu švelnumą, gerumą, džiaugsmą ir ramybę. Ačiū tau, Indrė. Spindinti tu esi visa. Galvoju, kiek laiko praėjo nuo mūsų pirmo susitikimo. Turbūt lygiai 4 metai, kaip aš tave radau. Aha, ir kaip matau, gyvenime pokyčiai labai dideli. Jo, ir ypač tie eilėraščiai tavo, tai mane gelbėdavo naktį. Jau matau, kad esi išplaukus labai. Gerąja prasme išplaukus iš audrų laikotarpio. Viskas tik gerėja ir gerėja. Nu, super. Gerai, dėkui labai visoms moteriams. Jeigu vyrai nesijungs į sausio praktikas, tai apie tokie tarp moterų meditacijos vyksta truputėlį irgi kitaip. Ir daugiau galima tokį kaip mini moterų internetinius ratus turėti su gilesniais pasidalinimais. Tai labai laukiu. Ir mes pradėsime jau rytoj ir susitiksime kartą per savaitę. Tai jeigu norėsite prisijungti, labai kviečiu. Ir visoms gero vakaro. Ačiū labai.